Šiuo metu mes esame užsieniečių registracijos centre. Pats centras, toks koks jis yra dabar, atsirado ne iškart. Tai buvo ilgas projektas, kuris truko 10 metų iš ES lėšų, fondo įvairių paramų. Teko dalyvauti instrumentalizuotos migracijos krizės suvaldyme. Tikrai tai vienas iš įdomiausių puslapių užsieniečių registracijos centro istorijai. Per centrą praėjo virš 2,5 tūkstančių visų migrantų, tai yra beveik pusė viso srauto, kuris atiteko Lietuvai. Užsieniečių registracijos centre yra galimybė apgyvendinti apie 450 užsieniečių. Šiuo metu yra sulaikytas 51 pilietis, tai daugiausia jų yra Afganistano piliečių. Nuo birželio 12 dienos įsigaliojus paktui, manome, kad iš tikrųjų pasparties trečiųjų šalių piliečių asmens tapatybės nustatymo procedūra. Taip pat pasparties jų išsiuntimas, grąžinimas, kas duos atitinkamą efektą ir užsieniečiai, kurie neturi teisės būti Lietuvos Respublikoje, bus žymiai greičiau grąžinami į savo kilmės valstybės. Kalbant apie patikros procedūros, numatyta, kad ši procedūra bus taikoma užsieniečiams, kurie atvyks į pasienio kontrolės punktus prašytis prieglobsčio ir taip pat, kurie bus aptikti žalioj juostoj. Pareigūnai privalės apžiūrėti asmens daiktus, sukurti migri sistemoje atitinkamą bylą, nufotografuoti užsieniečius, atlikti patikras dėl jų, sakykime, saugumo, taip pat įlieti jų piršto atspaudus į Eurodac sistemą bei įkelti jų biometriką. Pareigūnai visos ES galės betarpiškai, esant sutapimui, iškart gauti atitinkamus duomenis, kas ženkliai paspartins teisinės padėties nustatymą ES valstybėje narėje ir taip pat nustatyti būtent teisinę padėtį šio užsieniečių. Šioje teritorijoje iš tikrųjų yra labai stipriai išvystyta infrastruktūra, mes turim labai nemažai objektų skirta užsieniečių priėmimui ir darbų su jais. Mes turim kontrolės praėjimo punktą, mes turim patikros pastatą, kur atvyksta užsieniečiai, taip pat mes turim sulaikytų vyrų bendrabutį, sulaikytų šeimų ir moterų bendrabutį, turim pastatų, kurie skirti patikros reglamento įgyvendinimui ir turim pastatų skirta pažeidžiamiems asmenų grupėms. Iš tikrųjų, kiekvienai iš šių asmenų grupės taikomas skirtingas užimtumas. Mūsų kolegos iš priėmimo integracijos agentūros puikiai įvaldė multikultūrinius skirtumus, žino, kaip elgtis, ko reikėtų kiekvienam užsieniečiui, užtikrinant jo prasmingą buvimą užsieniečių registracijos centre ir priėmimo integracijos agentūrai. Tai apima labai platų paslaugų spektrą, ne vien tik tai maitinimą, apgyvenimą, bet ir įvairios formos užimtumą, taip pat sveikatos būklės patikrinimą, psichologinę pagalbą, plačiai bendradarbiaujama su nevyriausybinėm organizacijom, Raudonu kryžiu, Karitu, kurie taip pat ateina į šią teritoriją teikti atitinkamas užimtumo paslaugas, teisinės konsultacijos. Tai yra iš tikrųjų labai platus spektras įvairių paslaugų.